Taigi, sveiki gerbėmieji ponai ir ponios, su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs neeilinėme 55-ame apokaliptinio infošau pabaiga jau arti epizode. Ir kas mane sekate visur, žinote, kad pastarąsias keletą savaičių aš visur stengiuosi staugti, baikit triest. Viskas gerai yra su Amerika, viskas yra prognozuojama, neįvyko nieko tragiško, kas nutrauktų čia mūsų visą strateginę partnerystę ar kažkas tokio. Ir nekreipkite dėmesio į visą triukšmą, dezinformaciją, sąmokslo teorijas, viską. Ir viskas bus gerai, baikit triest. Čia tokia buvo mano žinia iki pat vakar penktadienio 28 vasario. Nes tai, kas nutiko vakar, jau yra force majoras. Dabar jau biški turbūt ir galima būtų triest. Čia sakau be humoro ir šitą laidą, kas pirmą kartą įsijungia, jinai būna dažnai su visokiais humoristiniais intarpais, bet šiandien tikrai juokaut nebesinori. Ir šitas dalykas dabar jau įgauna apokaliptinių bruožų. Ir sakau, tai kaip žmogus tikrai atidžiai sekantis Amerikos visą informacinę erdvę, aš nežinau, ar yra atitaisoma tai, ką Zelenskis padarė vakar 28 dieną vasario 25 metų. Ir visiems siūlau, kas dar pilnai matė tik ištrauką, susirasti vis dėlto pilną tą spaudos konferencijos įrašą, kuris yra beveik 50 minučių trukmės, aš įdėsiu nuorodą, ir iš jų kažkur 40 minučių pirmas vyksta, ne tai, kad labai jau draugiškas, bet konstruktyvus, mandagus spaudos klausimų atsakymas iš Zelenskio ir Trumpo ir jo pagrindinių susijusių komandos narių su šitom derybom, tai yra viceprezidento J.D. Vance'o, iždo sekretoriaus Scotto Bessento ir valstybės sekretoriaus Marco Rubio. Ir aš visų jų pasisakymus po šio interviu irgi susiradau po šito viso katastrofo. Viskas vyksta normaliai, kol apie 40 minutę J.D. Vance'as įsiterpia, pasako, kad reikia spręsti diplomatinėmis priemonėmis. Ir tada jau nieko neprašytas įsiterpia Zelenskis. Jis duoda tokį ilgą pamokymą. Ir aš visai suprantu tą jo mintį, kad jis gali skeptiškai žiūrėti į diplomatinį kažkokį susitarimą, į naują Minską, taip pavadinkime. Bet koks yra reikalas? Čia ne jam spręsti. Ir kas svarbiausias? Svarbiausias punktas yra tas, kad visi aplinkui, ir tas buvo viešai žinomas faktas, apie tai visi kalbėjo, visi jo draugai, netgi Jungtinėse valstijose, kaip Lindsey Grahamas, jam kalbėjo. Šiandien kalbame apie ekonominio bendradarbiavimo susitarimą. Tai tą, ką kiti dar vadina su iškasenų ar tų mineralų susitarimą. Kalbame apie tai ir pasirašom. Šiandien nekalbame apie taiko susitarimą. Taip, gal ne viešai, aišku, kalbėsim, nes aišku, čia svarbus dalykas ir čia susijęs dalykas, bet dabar yra, kaip sakant, ta dalis, mes visi pasidžiaugiam ir visas pointas šito susitikimo buvo parodyti spaudai, kad va čia mes esame kartu, mes spaudžiame rankas, šypsomės. Ir iš tavęs, Zelenskij, tai reikia pasakyti, kad taip džiaugiuosi, kad prezidentas Trumpas veda mus link taikos ir kartu mes kursime taikę, klestinančią, saugią Ukrainą. Ten, aišku, galima įterpti nuo savęs, kad gerai ginkluota, pasiruošusi gintis visą kitą, bet pagal tą liniją. O jo tas ilgas intarpas ir toksai, sakykime, agresyvus intarpas, kad apie kokią jūs diplomatiją kalbate, Vancai, apie kokią čia diplomatiją gali būti su Putinu. Jis buvo labai ne vietoj. Ir kitas dalykas ir apie tai kalbėjo. Jis jau patsgi prisiprašė, pats dar valstybės sekretorius J.D. Rubio kalbėjo
jau prieš tai, po visų kitų išsišokimų ir visų kitų tiek Trumpo, tiek ir Zelenskio, kad viskas prasidėjo nuo to, kad jam daug kartų buvo sakoma, pirma šita dalis, ta ekonominio bendradarbiavimo susitarimas, visos kitos dalis po to. O Zelenskis kiekvieną progą išstoja ir viešai aiškina, kad nieko nepasirašys be saugumo garantijų. Tai jeigu jam tas frameworkas netiko, jis neturėjo prašytis ir važiuoti Vašingtoną, jis galėjo atsisakyti tos sutarties nevažiuodamas į Vašingtoną. Kam jis tada ten nuvažiavo, kad iš tikrųjų viešai surengti tokią sceną, kuri paskui jau išsieskalavo, paskui ir šitą galima buvo prognozuoti. Visi žinome, kas yra Trumpas, koks yra Trumpas ir kas pas jį per charakteris ir irzlumas ir visa kita. Čia nieks nieko nesako, bet visa tai yra žinoma. Visi kiti lyderiai, kai važiuoja pas Trumpą, jie tam ruošiasi. Ir šią savaitę, kaip visi žinote, buvo ir Makronas pradžios savaitės, paskui buvo Starmeris, tai didelių svarbių valstybių vadovai. Jie ruošiasi, jie pasirengia ir ten santykiai irgi nelengvi pas juos. Taigi dabar visas tas tarifų karas ant nosies, viskas, yra daug dalykų, daug nesutarimų visais klausimais. Ir Zelenskis nusprendė visus paauklėt, nors buvo ruošiamas to nedaryti. Ir aš susiradau dar tokį optimistinį įrašą senatoriaus Lindsey Grahamo, kuris buvo darytas prieš tą visą spaudos konferenciją, kuris aiškino, kad Donaldas Trumpas optimistiškas, geros nuotaikos, jį pasikvietė specialiai į tą susitikimą, kad jis ten galbūt irgi dar apramintų Zelenskį ir suvaldytų. Ir be abejo, kas domisi visą šitą dinamiką šitų santykių Ukrainos JAV, tai žino, kad Lindsey Grahamas yra tikrai geras Ukrainos draugas, kaip pats sako, jau 9 kartus pats buvęs nuo karo pradžios Ukrainoje, visai stengiasi prastumti paramą Ukrainai visais būdais ir yra vienas iš tų retų, jei ne paskutinis tokio rango žmogus, draugiškas Ukrainai, kuris prieina tiesiogiai prie Trumpo. Tai jeigu Lindsey Grahamas po šito susitikimo turėjo skubiai bėgti Fox, ne pats bėgo į Fox, bet skubiai duoti interviu, kuriame jis visiškai pasmerkė Zelenskį ir pasakė, kad jau su Zelenskiu negalima kalbėtis. Tai jeigu Lindsey Grahamas tą pasakė, tai reiškia, Amerikoje Respublikonų partijoje nėra daugiau žmonių, kurie eitų ginti Zelenskio. Ir čia dabar koks nors dalydimasis ten kokių nors amerikiečių ten pasmerkimų Trumpo iš tos pusės, tai jis yra bereikšmės, tai yra žmonės susijęs su kita partija, kurie niekad nebalsavo ir nebalsuos už Trumpą. Donaldui Trumpui aš labai pabandysiu dar kartą suprantamai paaiškinti. Donaldui Trumpui iš šito viso dylo, iš visos to sandorio, tai reikėjo vieno paprasto primityvaus dalyko. Jam tai reikėjo parodyti savo rinkėjai arba bent jau tai skeptiškai Ukrainos paramos klausimų rinkėjų daliai, tarp kurių ten visko yra, iki pat ir prorusiškų elementų. Bet jiems reikėjo parodyti, kad jis tą visą klausimą sprendžia iš Amerikos interesų pusės. Čia visa jo doktrina ir visas jo brandas yra pastatytas tas ant to, kad aš, Donaldas Trumpas, sudarau gerus sandorius. Ir jam tai reikėjo vieno dalyko, gero sandorio. Paskui jis būtų palikęs profesionalams, visiems savo administracijų išspręsti ir taikos klausimą viską būtų palikęs išspręsti. Jam tai reikėjo paprasto dalyko. Taip, čia vadinkite kazuchą kažko kitų, bet Donaldui Trumpui tai reikėjo šito vieno dalyko ir Zelenskis tą dalyką sugriovė. Ir sugriovė tokiu būdu, kad čia dar su administracija ten duok dievę, kaip nors gal bus rasta ten kažkokių tai kelių susitaikyti. Galbūt tikriausiai jau pakeičiant patį Zelenskį kokių Zalūžnų. Bet Amerikos visuomenė, ta dalis visuomenės Amerikos, kuri balsavo už Trumpą, šito neatleis, nes čia iš tikrųjų buvo parodyta nepagarba baltiesiems rūmams, visai administracijai. Tai buvo Zelenskis pasirodė kaip žmogus negerbintis Amerikos ir paskui jau po kelių valandų dar jis nuvyko duoti interviu į Fox News Bretui Bejeriui, žurnalistui, ir jis atsisakė Trumpo atsiprašyti. Vėlgi, jis ten dėkojo Amerikos žmonėms,
ir ten sakė visus ten kaip ir teisingus dalykus, nors ten irgi galima prisikabinti, nors irgi dar vienoje vietoje pasakė, kad Europa pasirengus prisimti naštą. Na, aš nežinau, ar jam tiesiai tą Europą pasakė. Nors jis, aišku, tokį išskaičiavimą turi ir turbūt galima daryti tokią sąmokslo teoriją, ar prielaida, kad, ir tų gandų vaikščio ir visokių spaudos pranešimų, greta visokios kito triukšmo ir dezinformacijos, kad Europa ir Prancūzija konkrečiai derasi taipogi dėl tų iškasenų dylo ir jeigu iš tikrųjų JAV bando priversti Zelenskį pasirašyti ant tos ekonominio bendradarbiavimo, nesuteikdami iš karto saugumo garantijų kažkokių aiškiai išreikštų, tai galbūt Zelenskiui ir sudaro prasme ieškoti alternatyvų ir viskas čia būtų tvarkoj, bet būnant tokioje situacijoje, neturint aiškių, kaip čia pasakius, aiškaus nusiteikimo pasirašyti, vėlgi dar kartą pakartosiu, jis neturėjo teisės važiuoti ten į pasirašymą, į kurį tarp kitko, čia tą pakartojo dar kartą Marko Rubio savo interviu, į kuris tas dokumentas galėjo būti pasirašytas ir be Zelenskio vizito. Įsiprašė į Baltuosius rūmus, įsiprašė viso šito priėmimo ir nepasirašė, galiausiai. Tai čia yra katastrofa, čia yra neadekvatus ir neatsakingas elgesys ir iš tikrųjų ne tik Ukrainos atžvilgių, bet ir visos Europos atžvilgių. Čia ir mums tas labai skaudu yra ir pavojinga. Ir vėlgi, aš nekartosiu, galite susirasti seną mano epizodą apie tą jo vizitą rugsėjo mėnesį, kai dar rinkiminės kampanijos metu jis sudalyvavo Demokratų partijoje, ką jam aišku jau per tą ginčą priminė viceprezidentas. Bet tai buvo ir po to skandalo atstovų rūmų spikeris Maikas Johnsonas viešai atvirai pasakė, kad bent jau ambasadorę pakeiskite tą Oksaną Markarovą. Ir ką mes matėme, ambasadorė tebesėdi ta pati, kurios pakeitimo viešai prašė Jungtinės valstijos. Ir aš suprantu, kad, negali Jungtinės valstijos nurodyti taip tiesiogiai keisti ambasadorių, bet Ukraina, matydama, kad atėjusi nauja administracija, jinai tikrai nėra ypač draugiška, tokia, kaip čia pasakius, besąlygiškai draugiška jos atžvilgiu, galėjo imtis tokio žingsnio, nes tai šiaip nedaug kainuojantis rutininis veiksmas. O akivaizdu, kad šita esama ambasadorė taipogi gerokai susijus su senuoju establishmentu ir su Dempartija ir nepadeda. Jau neinant toliau į istoriją, visas kitas tas dalis istorijos, kur galite tam senam mano epizode labai blogas Zelenskio vizitas pasižiūrėti. Tai taip, dabar situacija yra net nebloga, o katastrofiška. Nebent Zelenskis, vėlgi čia galima tik daryti prielaidas, nebent Zelenskis turi ar pagristai tikisi turėti kažkokią alternatyvą vudylą su europiečiais. Nors aš to labai abejoju. Dar reiktų pasakyti, kad Marko Rubio, valstybės sekretorius, irgi tame interviu kalbėjo ir apie tai, kad jam vienas iš Europos užsienio reikalų ministrų, su kuriuo jis bendravo, pasakė taip, kad iš jo kalbos tai iš jo taip, kad jis sako, o kokį planą turi europiečiai? Vat vienas ministras, kurio įvardinti negaliu, man pasakė, kad karas turi tęstis dar metus ir per tos metus Rusija jau taip nusilps, kad jau tada bus galima dėrėtis iš jėgos pozicijų. Tai jeigu tai yra vienintelis Europos planas, tai jis tikrai yra pakankamai toksai pokvailis, nes šiuo metu dar Europos jokia pramonė neužsukta ir net metus milžiniškas lėšas automatiškai taip greitai nieks neužsisuks per kelis mėnesius. Tai ar tikrai po metų ta padėtis fronte bus gerokai geresnė nei dabar? Labai spekuliatyvus toksai pamastymas. Bet, akivaizdu, kad Zelenskis dabar bandys iš europiečių išsiprašyti kažką daugiau negu turi iš amerikiečių, o jeigu nebus skubiai kažkokiu tai imtasi kažkokiu tai korekcijų iš Ukrainos ir Europos pusės, tai
visokio tipo parama iš Jungtinių valstijų Ukrainai. Ir čia kalbu ne tik apie karinę, bet ir netgi visą tą finansinę paramą Ukrainos valdžiai. Jinai gali tikrai būtų užraukta ir čia tai, kad ten pasirašytos kažkokios ten ilgalaikiai įsipareigojimai, tai viskas dabar gali būti peržiūrėta. Ir čia prisiminkime, kad Amerikoje vyksta revoliucija. Prisiminkime, kad Amerikoje viskas dabar yra peržiūrima, visos išlaidos. Ir jeigu ten tų visų finansavimo Ukrainos klausimų imsis Elonas Muskas, geriau nebus. Tai aš nežinau iš tikrųjų, ar vertėjo čia Zelenskiui šitą demaršą daryti. Ir aš suprantu, kad čia pas mus daug yra ura patriotų, kad daloj čia tos amerikonus, bet jūs supraskit, čia visas prasmė mano šito podcast'o ir išstojimų kitur, kad mes be Amerikos bent jau šiuo metu negalime. Mes europiečiai negalime. Taip, gal perspektyvoje būtų gerai tapti autonomiškais ir visa kita, bet šiuo metu mes tokiais nesame. Ir šitoks demaršas jis dar įstato vieną pleištą ir mes jau dabar akivaizdu atsidūrėme visiškai kitame bloke nuo Amerikos ir tai yra labai blogai. Ir tai yra, šitas paskutinis epizodas buvo grinai iš Zelenskio, nenoriu sakyti kvailumo ar užsispyrimo ar ambicijų, bet taip didelė dalim ir dėl to, nes nebent yra kažkoks tai alternatyvus europietiškas pasiūlymas, kuo vėlgi aš labai abejoju. Tai tiek būtų šiandien, pabaiga dabar jau tikrai arti.